Ką darytum su kamera, kuri tokia maža, kad ją gali prisegti beveik bet kur? Šitą smulkmeną ant mano kaklo tai yra DJI Osmo Nano. Tai yra nykščio dydžio kamera su rimtom pro funkcijom, kurią testavau savaitę, būdamas Hypnotix parke. Pažiūrėkim, ar tai tik žaisliukas, ar realus filmavimo įrankis. Against her, ring alarms and shot the watch us take over the Sveiki draugai, šiandien apžvelgsiu DJI Osmo Nano kamerą, kuri man iš pradžių pasirodė tiesiog kaip dar viena maža action kamera, bet realiai ji pakeitė tai, kaip aš jaučiuosi filmuodamasis tarp žmonių. Ji yra mažytė, kompaktiška, nepastebima, o tai reiškia, kad su ja filmuoti yra žymiai lengviau ir tiesiog drąsiau. Ypač viešose vietose, kur su didelė kamera kartais jautiesi truputį nejaukiai. Pirmiausia, kas iš vis yra DJI Nano? Ant popieriaus tai yra labai maža modulinė kamera. DJI paėmė seną savo konceptą iš Action 2 kameros ir tiesiog viską patobulino. Čia turim patį kameros modelį, be ekrano, be jokių papildomų dalykų, tiesiog sensorius, objektyvas ir mikrofonas. Na, o čia yra Vision Dock, tai yra ekranas, papildoma baterija, valdymas, microSD kortelės slotas, viskas viename. Juos gali tiesiog sujungti prisegant vieną prie kito arba naudoti atskirai. Kamera kažkur ant tavęs, o ekranas kaip belaidis monitorius, per kurį gali valdyti. Specifikacijos irgi gana rimtos kaip tokio dydžio kamerai. 1 ir 1,3 colio sensorius, filmuoja 4K iki 60 kadrų per sekundę, yra 10 bitų ir D-Log-M spalvų paletė, jeigu mėgsti spalvų korekciją. Na, o pati kamera yra atspari vandeniu iki 10 metrų ir turi bateriją, kuri laiko net 60 minučių. Ir visa tai sutalpinta į šį mažą kubelį, kuris sveria vos 52 gramus. Kodėl aš iš viso nusprendžiau ją įsigyti? Pagrindinė priežastis, nes norėjau kameros, kuri neatkreiptų dėmesio. Kai filmuoju su didesnė kamera, aplinkiniams atrodo, kad čia didelis projektas, visi žiūri, stebi, ką tu darai ir dėl to tu jautiesi labai nejaukiai. Na, už Nano visą tai dingsta. Tiesiog užsidedi ją ant kaklo, užsisegi ant kepuraitės ir gali filmuoti save, aplinką, kitus žmonės ir labai retas net pastebės, kad čia yra kamera. Na, o kai supranti, kad ta kamera dar filmuoja ir 4K 60 kadrų per sekundę, tuomet jau didelės kameras net nebenori imti, nebent, aišku, turi labai konkrečią užduotį. Gerai, pereikim prie vaizdo kokybės. Tas 1 ir 1,3 colio sensorius tikrai mane nustebino. Hypnotix'uose filmavau šviečiant ryškiai saulei, šešėliuose tarp medžių, kambario viduje ir net saulėlydį virš veikparko. Dinaminis diapazonas labai padorus. Dangus nedega, šešėliuose dar yra informacijos, na, o 10 bitų spalvų gilis leidžia montuojant daryti tikrai daug. Galiu kelti šešėlius, sodrinti dangų, tvarkyti odos spalvas ir niekas neišsitaško. D-Log-M iš pradžių atrodo toks pilkas, plokščias, net nuobodus, bet būtent dėl to jis ir išsaugo daugiausiai informacijos. Uždedi latą ir šis mažas kubelis staiga pradeda atrodyti kaip rimta kamera. Man patinka tai, kad gali filmuoti ne tik 16:9 santykių, bet ir 4:3 santykių. Ką tai duoda? Jeigu filmuoji 4:3, montuojant 16:9 santykių video, kaip pavyzdžiui šis video, tuomet gali dar pajudinti kadrą aukštyn žemyn. Tai labai gelbėja, jeigu užsidedi kamerą ant šalmo ir jinai yra truputį per žemai arba per aukštai nukreipta. Labai noriu papasakoti ir apie tvirtinimo galimybės. Vienas geriausių DJI sprendimų – magnetas kameros viduje. Kameros nugaroje ir apačioje yra magnetai, o visi priedai turi metalinės plokšteles. Tai reiškia, kad gali ją tiesiog prikabinti ant kaklo pakabuko, kuris beje įeina į komplektą,
Prisegti prie kepuraitės, naudoti ant chest mountą, ant šalmo ar tiesiog ant bet kokio metalinio paviršiaus. Realiai gali naudoti ją bet kur tik sugalvoji. Kas man labiausiai patiko, tai yra tai, jog nereikia sukinėti jokių varžtų kaip ant kitų kamerų. Tiesiog pridedi, jinai užsiklipina ir viskas laikosi vietoje. O tas papildomas užraktas užtikrina, kad kamera nenukris net tada, kai plauki ar atlieki staigesnius judesius. Hypnoticsai yra tobula vieta tokiai kamerai testuoti. Filmavau point of view nuo krūtinės, nuo šalmo, buvau pritvirtinęs kamerą prie kepurės, laikiau rankoje ir žinoma po vandeniu. Ir turiu pasakyti, kad būtent po vandeniu vaizdas mane labiausiai ir nustebino. Vanduo atrodo švariai, nėra tos pigios mėlynos spalvos, kurią kartais gauni iš kitų mažų action kamerų. Vaizdas kontrastingas, ryškus ir labai malonus akiai. Kamera tokia lengva, kad ant galvos ar krūtinės tu jos beveik nejauti. Ir čia vėl atsiranda pliusas, kad tu tiesiog pamiršti, jog filmuoji. Gali fokusuotis į važiavimą, o ne į filmavimą. Gerai, dabar pakalbėkime ir apie didžiąjį nano minusą. Tai yra baterija. Pačios kameros baterija be doko realiai laiko apie valandą. Ir jeigu tu filmuoji kelis plaukimus iš eilės, o tarp jų pamiršti kamerą prijungti atgal į doką, labai lengvai gauni situaciją, kuomet paspaudi rekord mygtuką, o kamera tiesiog mirusi. Blogiausia, kad be doko tu nematai baterijos likučio. Nėra jokio aiškaus indikatoriaus, iki kol neprijungi doko arba telefono. Turkijoje tikrai buvo keli momentai, kur tiesiog praradau kadrus vien dėl to, nes kamera buvo išsikrovusi arba išsikrovė vidury filmavimo. Dabar geroji dalis. Dokas veikia kaip powerbankas. Jeigu po kiekvieno filmavimo nano prijungi atgal į doką, kamera nuolat kraunasi ir tos problemos tiesiog nebejauti. Bet čia jau yra įprotis. Jeigu esi toks žmogus kaip aš, kartais tiesiog pamiršti. Dėl atminties, didžiąjį nano turi dvi versijas – 64 GB ir 128 GB. Aš turiu 128 GB ir labai džiaugiuosi, kad nepataupiau. Tai reiškia, kad net pamiršus microSD kortelę, vis tiek gali filmuoti ir nepraleisi gerų momentų. Na, o kad perkelti medžiagą iš kameros į SD kortelę, tiesiog prijungi kamerą prie Vision doko, paspaudi kelis mygtukus ir viskas. Visa medžiaga persikelia tiesiai į microSD kortelę. Vienas dalykas, kuris mane labai maloniai nustebino, tai yra Vision dokas. Jisai veikia kaip belaidis monitorius. Tu gali atkabinti kamerą, palikti ją random vietoje, o pats laikyti monitorių rankose ir valdyti kamerą. Jis automatiškai prisijungia, nėra jokio laukimo, jokio delėjaus, jokio vargo. Tiesiog įjungi kamerą ir dokas rodo vaizdą. Tai kam iš tiesų yra skirta DJI Osmo kamera? Aš sakyčiau, kad ji puikiai tinka pradedantiesiems, kurie nori pradėti filmuoti, bet nenori tampytis didelių kamerų. Taip pat keliautojams, nes jie visada galima nešiotis kišenėje ar tiesiog ant kaklo. Žinoma, action sporto fanams, nes jie gali užsidėti ant šalmo, krūtinės, lentos ir svorio beveik nesijaučia. Bei vlogeriams, kurie jaučiasi nejaukiai filmuodami su didelė kamera aplink žmonės. Na ir žinoma, net profesionalams. Nes tai yra papildomas įrankis nestandartiniams ir sunkiai pasiekiamams kampams gauti. Koks mano galutinis vertinimas? Specifikacijų požiūriu tai mažas stebuklas. 1 ir 1,3 colių sensorius, 4K 60 kadrų per sekundę, atsparumas vandeniui, magnetinis montavimas, viskas, ko norėtum iš rimtos kameros, tik labai mažoje ir nepastebimoje pakuotėje. DJI Nano, mano manimu, yra puikiai ir universali kamera, su kuria lengva filmuoti, nes yra kompaktiška ir mažai pastebima. Štai tokia mano patirtis su DJI Osmo Nano, po mėnesio naudojimo ir savaitės Hypnotics parke. Parašyk komentaruose, kur tu pats naudotum tokią kamerą. Na, o jeigu nori ją įsigyti, paspausk nuorodą aprašyme. Taip pat nepamiršk paspausti like, prenumeruoti ir kaip visuomet, mėgaukis sportu ir iki.